Pasienio tarnyba yra labai svarbi tarnyba ir ypatingai tai įrodė ir migracijos krizė, kad pasieniečiai puikiai susitvarkė su tais iššūkiais. Pasieniečiai patys turėjo irgi labai rimtų klausimų, nes aprūpinimas pasieniečių, jų motyvacija tuo laikotarpiu buvo gera, bet aprūpinimas buvo tikrai labai prastos kokybės. Tai dėl to tikrai aš džiaugiuosi, kad pavyko kartu su profsąjungom pasieniečių užtikrinti ir įrodyti, kad ne vien tik tai kariuomenė turi ginti, bet pasieniečiai tai yra pirmieji, kurie sutinka smūgį prie pasienio ir tos kelios valandos gali būti lemtingos. Tai aš džiaugiuosi, kad išlaikėm kartu su pasieniečių profsąjunga šitą egzaminą ir vis dėlto įgyvendinom tai, kad bent jau būtų pasiruošę ne visų 100% ekipiruotės atžvilgių ginklų ir visa kita, bet sakykime, pasiekėm kažkokį tai maksimalų rezultatą. Labai svarbu ir pasieniečių rengimas, ir vidaus tarnybos pareigūnų rengimas, nes šiuo metu labai tiesiog vangiai vyksta ir tas pritraukimas į pareigūnų tiek statutinių ir policijos pareigūnų ir pasieniečių. Ir buvo mintis, kad vis dėlto tai suaktyvinti ir įsteigti ne tik tai, kad ir policijos, kai buvo policijos akademija, bet visų statutinių pareigūnų rengimo tokia įstaiga, tai vadintųsi ar aukštoji įstaiga, nes dabar dėja, bet šitas įstatymo projektas buvo atmestas. Aišku, buvo motyvai, kad dar reikia atlikti kažkokius tai tyrimus, papildomos kaip, sakykime, dėl tų pačių mokymosi programų. Bet ta gera iniciatyva, tiesiog buvo valdančių atmesta. Bet manau, kad dar kartelį grįžus prie to svarbaus klausimo, nes tai yra svarbu dėl to, kad kuo toliau, tuo mažiau jaunuolių renkasi tokias statutinės pareigas, tiek policijos, tiek, sakykime, pasieniečių, tiek kitų teisės saugos, ypatingai kalėjimų departamente labai daug problemų yra, nes niekas nenori už tokius mažus atlyginimus dirbti tokį labai atsakingą darbą. Tai aš manau, kad viena iš tokių rengimas ir pritraukimas, motyvacija didesnė jaunimo, kad ateitų, tai yra labai svarbu. Ir be abejo, ypatingai svarbu ir prieš tai, kai minėjau, kad pritraukimui tai yra socialinės garantijos. Labai neaiškiai buvo suformuluotas tas pereinamasis laikotarpis, kur dabar nori ilginti pensinį laikotarpį. Pareigūnai buvo išgąsdinti ir daugelis pasitraukė tiesiog, nes kadangi nematė tikslo, kadangi taip neapibriežtai buvo suformuluota ir vien tik tai pažaidais maitinami, pareigūnai ir streikavo, ir protestavo, ir profsąjungos buvo aktyviai įsijungę. Bet būtent pagrindinis dalykas dėl to, kad su jais nesikalbėjo. Tiesiog arba kalbėjosi ir neišgirdo valdantieji. Tai yra labai svarbu, kad tas abipusis ryšys būtų. Nes dabar profsąjungos teikia savo pasiūlymus ir pasieniečių, ir vidaus statutinių pareigūnų. Ir iš tų visų punktų paskui viskas suveliama ir gaunasi taip, kad lyg tai sako, kad atlyginimai kažkiek pakilo. Paskui žmonės ima savo skaičiuoklę, skaičiuoja, kad ten keliais eurais pakyla. Tai iš kurgi tada gausi tą motyvaciją, kad žmogus ateitų ir dirbtų tėvynės labui. Tai manau, kad prie socialinių garantijų ir prie didesnės motyvacijos tai tikrai reikia grįžti ateinančiai vyriausybei. Ir manau, kad jeigu sėkmės atveju, tai ir aš tikrai, kadangi susipažinęs su ta situacija, manau, kad aktyviai dirbsime su profsąjungomis pareigūnų ir bandysime pateikti savo modelį motyvacinį, nes visą laiką tai kritikuoti atrodo lengva iš opozicijos pusės, bet vis dėlto, jeigu nori pasiekti rezultato, tai reikia pereiti ir kartais nuo kritikos prie įgyvendinimo dalykų. Bet tai, kadangi visi niekur neatsirado profsąjungos iš dangaus nenukrito ir dirbtinai buvo nesukurtos, o tai buvo būtent žmonių valia, tai aš manau, kad kartu su profsąjungom mes tikrai galėsim pasiruošti ir pateikti savo pasiūlymus ir tai, ką įmanoma sukoreguoti, nes situacija su visais valstybės statutiniais pareigūnais yra tiesiog liūdna,
o kitose vietose pereina prie katastrofiškos, nes tuoj visiškai nebebus kam ginti tos tėvynės ir išvengti šitam sunkiam laikotarpį visokių hibridinių grėsmių ir visokių pavojų. Tai yra paprasčiausiai dėl žmogiškų išteklių neturėjimo. Ir labai gaila, kad tie pareigūnai, kurie save motyvavo iš vidaus, nes sunkiais laikais, tada, kai nebuvo atlyginimų, kai kūrėsi nepriklausomybės laikais visos ir kariuomenė, ir policija, ir pasienio tarnyba, visi tą egzaminą išlaikė sėkmingai, nors buvo labai sunku, daugelis žmonių po to kūrimosi, tai tikrai ne visi atlaikydavo tos krūvius. Ir dabar irgi praėjo gana sunku tokį laiką, kuris buvo tikrai iššūkis visiems pareigūnams. Ir karo pradžioje juk reikėjo mobilizuotis vis tiek, tai yra pavojai ir migracijos krizė. Na ir, kaip pasakyti, kitą kartą daromos reformos, kad iš savo sulčių, iš savo pajėgumų. Tai vidaus reikalų ministerija taip labai mėgsta daryti, jūs reformuokitės, bet iš savo lėšų ką nors padarykit. Tai tegul pati ministrė nueina ir padirba to pareigūno vietoj, kai tu turi milžinišką atsakomybę, kai tu gal paprastas pareigūnas, kaip pavyzdžiui policijos, jis kartu turi būti ir tyrėjų, ir šitas reaguotojų, ir dar mąstyti, kaip čia, kada ginklą panaudoti, nepanaudoti. Tai yra stresinės tokios situacijos, kad žmonės paskui tiesiog ir padaro klaidų, o paskui dėl tų klaidų, kaip tas policijos pareigūnas, tas atvejis buvo, kai ta užpuolė psichiškai nesveika moteris, tai paskui turi sėdėti teismuose. Arba kaip pasienio pareigūnas irgi turėjo tą atvejį, kai turėjo tą nusikaltėlį gaudyti, panaudoti ginklą ir nežinia, kaip dar ta situacija. Tai čia tokie pavyzdžiai, kad vis dėlto reikia labai atsakingai elgtis, ypač su savo žmogiškaisiais ištekliais. Nes ginklai, šaudmenys, amunicija, ekipiruoti labai svarbu. Bet pačio žmogaus motyvacija yra pats svarbiausias dalykas. O motyvaciją didina socialinės garantijos, padorus atlyginimas ir taip, kaip su juo elgiamasi, kaip su piliečiu, kaip su valstybės gynėju. Dabar, kadangi yra saugumas numeris 1 yra pats principas, kartais reikia daugiau investuoti būtent į žmogų, į patį žmogų. Jeigu mes investuosim į žmogų, į tą pareigūną, tai mes tikrai turėsim 3-4 didesnį rezultatą. Juk ekonomiškai net irgi naudinga visom prasmėm, kad pareigūnai dirbtų. Tai čia ir nuosavybės klausimų, ar sakykime, įvairiais aspektais mes paėmė, suprasim, kad tai yra valstybei naudinga. Reikia žinoti, kur eini ir ką darai. Tai manau, kad to pasieksime, bet būtent įsiklausant į pačių pareigūnų balsą. Ten vieni kitus ramina ministerijose, ta prasme kabutėse, kad čia viskas bus gerai, kad tai yra pereinamasis laikotarpis ir panašiai, bet tai yra vėlgi neraminimas, o gąsdinimas. Tai aš nemanau, buvo sistema sukoreguota ir ta visa socialinių, juk ne per dieną gimė. Tai iš tikrųjų buvo ilgi pokalbiai, bandoma kaip geriau motyvuojasi, kaip panašiai ir buvo vienas laikotarpis, kai tikrai visa statutinio pareigūno profesija buvo tikrai gana patraukli, bet nes buvo sudarytas visas motyvacinis paketas. Išardyti labai lengva. Ir prisidengiant kuo? Ekonominiais klausimais. Tai, kaip ir minėjau, pirmas dalykas yra pas mus saugumas. Jeigu nebus Lietuva saugi, jeigu čia kažkas įvyks, nebereikės mums nei ekonomikos, nei nieko. Tai investuokim tam, kad išlaikyti visą kitą. Tai yra labai svarbu ir tai, kiekvienas suprantantis žmogus supranta, kad šitas protingas žmogus supranta, kad jeigu čia pradės kristi bombos arba, sakykime, koks nors viduj pas mus įvyktų, kokiu nors ten 5 kolonos šturmas, tai jau visai kitaip pasikeistų ir visa situacija. Tai aš manau, kad investuokime ten, kur reikia, tiesiai į pareigūną.